Sveiki visi, mano vardas Karolina Šoblinskytė ir šiandien aš noriu paprašyti visuomenės baigti nurodinėti moterims mažiau valgyti. Tikrai yra skaudu visą laiką girdėti, valgykit vyrai, nors prie stalo būna ir moterų. Arba mažiau valgyk, nes išstorėsi, jam nepatiksi. Arba dar skaudu girdėti, kad sako, vyrams reikia dvigubai daugiau valgyti negu moterims. Tai visą laiką girdint susidaro įspūdis, kad vyrams rūpi tik prikimšti pilvą, kad vyrai yra savanaudžiai apsirijėliai, bet tai netiesa. Atrodo, kad moteris gyva vien oru ir lesa kaip paukštelis. Čia dvigubi standartai, čia yra seksizmas. Tokie nurodymai mažiau valgyti labai kenkia moters savivertai. Atrodo, kad moteris yra antrarūšis žmogus, kur turi gyventi pusbadžiu, o vyrai yra geresni tarsi už moteris ir jie nusipelnė daugiau valgyti. Bet tai netiesa. Kiek aš pastebėjau savo aplinkoje, moteris valgo ne mažiau negu vyrai, kartais netgi daugiau. Tai mano asmeninis pastebėjimas. Taigi, brangioji visuomenė, žmonės, leiskite moterims valgyti, nes jos irgi yra gyvi organizmai, irgi dirba darbus, kaip ir vyrai. Taigi, mielieji vyrai ir moteris, valgykite kiek jums reikia, kiek reikalauja jūsų organizmas, o neklausykit kažkokių patriarchato nesąmonių. Klausykite savo organizmą ir linkiu jums geros dienos. Iki.